Nuolatinių litų ir centų banknotų spausdinimui Lietuvos vyriausybė pasirinko Andrėjas Hasas spaustuvę Prahoje, kuri buvo spausdinusi ir Čekoslovakijos kronas. Jis sutiko darbus atlikti neilgiau kaip per 3 mėnesius. 1922 m. rugpjūčio 29 d. su ja ir pasirašyta sutartis spausdinti nuolatinius banknotus. Litų ir centų banknotų projektus sukūrė dailininkas Adomas Varnas. Jam už šį darbą Lietuvos bankas sumokėjo 15 000 litų honorarą. Dailininkas buvo komandiruotas į Prahą vadovauti komisijai prižiūrinčiai banknotų spausdinimą. Norėdama geriau atlikti darbą, spaustuvė derino su komisija išleidžiamų banknotų apsaugos priemonės, spalvas, pateikdama tarpinius banknotų kūrimo produktus, banknotų apsaugos tinklelių pavyzdžius, vienpusius ir dvipusius bandinius, įvairių nominalų banknotų spalvų pavyzdžius. Supažindinant valdžios pareigūnus ir visuomenę su atliktu darbu buvo išleistas ir specialus banknotų pavyzdžių albumas. Lapkričio pradžioje naujieji centų banknotai pasirodė apyvartoje, po mėnesio į apyvartą išleisti ir naujieji litų banknotai. Visi 12 nominalų Lietuvos banko banknotai buvo pažymėti 1922 m. lapkričio 16 dienos data. Ant centų ir 1 lito banknotų, kuriuos užsakė Finansų, prekybos ir pramonės ministerija, yra ministro Vytauto Petrulio ir kredito įstaigų ir kooperatyvų inspekcijos vyriausiojo inspektoriaus Ipolito Jazdausko faksimiliniai parašai. Didesnio nominalo litų banknotus jau pasirašė Lietuvos banko vadovai. Valdytojas Vladas Jurgutis, jo pavaduotojas Adomas Prūsas ir direktoriai Pijus Grajauskas, Juozas Paknys, Julius Kaupas. Centų banknotai turėjo tik serijos raidę, o litų banknotai dar buvo ir numeruoti. Naujieji banknotai buvo kokybiškesni už laikinuosius, pagaminti pagal grafinius projektus, tačiau atspausdinti ant popieriaus be vandens ženklų naudojant nesudėtingą technologiją, todėl neišvengė padirbinėjimo. Nors tai ir nebuvo masinis reiškinys, tačiau pasitaikydavo 5, 50, 100 litų ir kitų nominalų banknotų klastočių. 5 litų banknotai dėl šios priežasties buvo atnaujinami net 3 kartus. Padirbtus banknotus dažniausiai buvo stengiamasi išplatinti turguose ir kitose masinio susibūrimo vietose žmonėms, kurie mažiausiai turėjo žinių apie banknotų išvaizdą ar apsaugos požymius. Todėl dažnai padirbtų pinigų platintojų taikiniu tapdavo ūkininkai į turgus atvežę parduoti gyvulius, žemės ūkio produktus ar kitas prekes. Vėliau, norėdami atsiskaityti padirbtais banknotais parduotuvėse, sumokėti mokesčius valstybės įstaigose ar bankuose ir sužinoję, kad jų pinigai yra padirbti, apgauti ūkininkai patirdavo ne tik materialinių nuostolių, bet ir turėdavo iškęsti ilgas ir nemalonės tardymo bei bylos nagrinėjimo teismuose procedūras.